Diena visiems, dabar video apie kaip dirba Ibrahim kavos aparatas. Mūsų aparatas pirmą prisijungiam į elektrą, matom tokias mėlynas lamputės, nušimam šitas šaukštai išėja iš aparatas, viduje dėžutė būna. Čia yra normas, vienas žmogus, vieną tokį šaukštą kavą pasiimam. Kavos, aišku, turėtų būti mūsų Kuru kahveci Mehmet Efendi, originalus kava. Ir iš karto čia paruošus šaltą vandenis įdėsim viduje. Šaltą vandenis. Apie vieną žmogus normas, užtenka, sakyčiau, šitai. Aišku, jūs galite taip pat daugiau kavos įdėti ir daugiau vandens irgi įdėti. Jūsų normas palaklė. Normas galima pakeisti, pabandyk. Miksuojam. Jeigu su cukru geri, iš karto cukrų reikia įdėti, būtinai. Ne vėliau, iš karto reikia įdėti. Taip pasakyčiau, dabar statom čia, paspaudom ir lauksim, kaip daro kavos. Aš žiūrėsiu. Čia galima žiūrėti? Jo, galima žiūrėti. Pažiūrėsim, kiek čia laiko užtruks. Dar matosi. Dar kol kas ne tiek. Taip, jau dirba. Taip. Ir čia yra šalia mūsų kitas aparatas. Dabar pieną. Čia arbatą daro, čia vandens vyri, čia kavą daro. Taip. Čia yra mūsų viską yra, čia yra mūsų naujos prekės, čia yra virdulys, kurį temperatūrą rodo viduje. Čia yra arbatunukas mūsų, čia yra arbata, čia yra karšta vandens, arbatunukas. Arbata vyri ant garų. Čia yra mūsų kavunukas, kavos aparatas. Taip. Aišku, reikia naudoti originalus kavos, turkiškas kahveci Mehmet Efendi, originalus kava. Čia 500 gramas, čia 100 gramas kava. Taip, dabar žiūrim, kaip viskas čia eina. Apie 3 minutės turėtų užtruks šitas kava vyrima. Jau vyra. Palaklė. Taip, kaip matot. Jau burbuliukas po truputį atsirado. Taip, jis labai gerai laiką sustabdo. Jis moko, kada reikia sustabdyti. Kada burbuliukas atsirado, jis sustabdo. Matai, čia labai daug burbuliukas yra. Parodyk. Tikrai. Parodyk. Jo. Burbuliukas turėtų būti. Geras kavas su burbuliukas turėtų būti. Viršų turėtų likti. Čia yra vienas žmogus norma. Vienas žmogus norma. Aš kavą padarau. Tikrai labai gerai. Aišku, jūsų normas galima, jūs gali daugiau vandens ar daugiau kavą galite dėti. Jūs gali gerti kaip 2 žmogus. Čia tikrai. Burbuliukas čia turkiškas kavas, čia original dalykas. Čia kaip burbuliukas turėtų būti viršų. Ir šitas tikrai labai gerai padarė. To aš paragausiu. Aš nemėgstu. Nemėgsti? Ne. Kai aš užaugsiu paragausiu, mėgstu. Tikrai gerai. Ir skonis gerai, ir tikrai tas man labai patinka tas burbuliukas. Ten super. Ir šitas aparatas, jeigu pavyzdys yra, statom šitas, jeigu tiesiog paspaudžiu kaip kava daro, jeigu su pienas, kadangi čia yra viduje yra teflonas, galime ir su pienas pagaminti kavą. Jeigu ilgai paspaudut, tada jis supranta, kad su pieną daro. Ir sustabdom. Čia yra 2 nustatymai yra. Tikrai gerai. Labai gerai kava. Šitas aparatas kainuoja 59 eurų. Galima jau užsakyti per mūsų internetinę svetainę istanbul.lt arba atvažiuokit Garūnų gatvė 56. Jeigu užsakot arba atvažiuot Garūnų 56, perkat šitą kavą, jūs gausit vieną vienetę turkiškas kava nemokamas. Jau galite užsakyti, pasižiūrėkit, tikrai labai gerai aparatas. Ir aš asmeniškai turėjau panašus aparatas ir naudoju apie 3 metų. Tikrai patenkintas buvo, bet šitas dar geresnis, kadangi pas mane buvo anksčiau plastikas. Šitas jau metalas, tikrai ir viduje yra teflonas, su piena irgi daro. Ir labai gerai kaina 59 eurų. Rinkoje yra 2 beveik. Lauksim jūsų. Ir
apačioj komente paliksiu linkas apie prekės, galite iš karto užsakyti.